Čia bus labai gerai. Čia bus labai gerai. Jau sudeginai tiltus tik tu. Grįžt negali, nes vienam tau sunku. Žodžiai tie beverčiai lyg pinigas senas. Man taip ilgai neatvėrė tiesos. Žodžiai vien žodžiai liejosi lyg iš rago gausybės. Slėpė seklumą tavo jausmų. Slėpė, bet atėjo lemtinga minutė, kai nutilo gaida netikra, kai net žodžių visai nebėra. Jau sudeginai tu, netgi viltį sugrįžti. Viskas buvo ne taip, viskas buvo netikra. Ir tik vienam krante liko vienatvė, jau sudeginti tiltai mus praeiti. Šaltis jau sukaustė mus upę be kraštą. Rodos, dar galėtum per ledą ateit. Jeigu ne žodžius, o jausmus atsineštų, gal mus metai ir vėl pasipuoštų, jau tiesos, o ne melo žiedais. Jau sudeginai tu, netgi viltį sugrįžti. Viskas buvo ne taip, viskas buvo netikra. Ir tik vienam krante liko vienatvė, jau sudeginti tiltai mus praeiti. Jau sudeginai tu, netgi viltį sugrįžti. Viskas buvo ne taip, viskas buvo netikra. Ir tik vienam krante liko vienatvė, jau sudeginti tiltai mus praeiti. Bravo! Šaunuoliai. Va čia jau prasidėjo, sakyčiau, rimta labai dvikova. Kaltinimai, tu, šaunuoliai vyrukai, bet nebūtume mes Klaipėda, ar ne? Tik pradėjo dainuoti apie viltį sugrįžti ir Klaipėda iškėlė savo švyturius. Ačiū labai, ačiū visiems. Ačiū. Šaunuoliai. Justinai. Muy bien. Labai gerai, labai gerai. Benai, norėčiau nuo tavęs pradėti. Kaip tau? Yra dvi skirtingos tokios pusės su skirtingom istorijom. Vienoje yra daugiau matytų veidų ir patirties, kitoje turim tokį šeimyninį momentėlį. Toks gal kartų, jeigu tokį sugrįžimą į kitą sezoną padarytume. Klausimas, ko norisi šitame projekte ir kitame etape. Aš gal vis tiek rinkčiausi, kad ir dažniau matytus veidus, bet Aurimas su Dovydu man kažkaip užtikrinčiau skamba, tai eičiau su jais. Ačiū labai, Benai. Liu, kas tave labiau sudomino? Šeimyninis duetas ar? Žiūrėjau į Aleksandro ir Artūro duetą ir galvojau, kaip turėtų didžiuotis jumis jūsų aplinka. Jūsų kiti šeimos nariai, jūsų, nežinau, bendradarbiai, draugai, klasiokai, nes taip gražu jūsų duetas, tai labai šildo širdį. Kita vertus, galvojau, kad Aurimo ir Dovydo duetas, jų netgi vibrato susiderinęs. Jūs labai labai kartu derate. Jeigu dabar reikėtų rinktis, oi, nežinau, žinokit, 50-50, bet gal šiai dienai imčiaus Aurimą ir Dovydą.
Ačiū labai tau, Monika Liu. Man tai, kuria pusė tavo širdis linksta? Daina labai tvarkingai sukalta, viskas skamba taip kaip amžinatilsį Povilaičio repertuare. Visgi aš rinkčiausi taip pat patirtį, kuri iš tikrųjų kartais nugali tas saugumas, tas tvirtumas, balsų derėjimas ir žinojimas, kas yra kas. Justinai, matau, nerandi savo vietos. Nerandu. Ir liūdnas toks. Gerai, tai ačiū vyrukai, vyrukai. Manau, padarėt, ką mes ir planavom padaryti, kad tai būtų ir estrada, ir Amerika, ir mūsų maestro amžinatilis, kaip Mantas ir sakė, aš manau, jisai didžiuotųsi ir galbūt girdi kažkur, kaip jūs puikiai atlikot kartu su grupe Elitas visą šį kūrinį. Tai ar žmonėm patiko? Gerai, aš... Spaudimo paduoda. Aš noriu jums padėkoti, labai buvo gera, aš labai vertinu tai, ką jūs padarėt ir į kitą etapą einu su... Taip pat išvaizda, eik tu savo. Oh my god. Eik tu savo. Nežudyk jų, sakyk greičiau. Lemma, kaip sunku. Su Aurimu ir Dovydu. Sveikinam vyrukai, skubėkit ruoštis, aplodismentai jums, aplodismentų. Bravo. Aurimas ir Dovydas, du šaunūs draugai, bravo. Aurimai, Dovydai, kaip jaučiatės? Puikiai. Mes žinojom. Geram. Jūs žinojot? Taigi aš tau sakiau. Man... Bet skirtingai negu Aurimas, aš ne. Na ką, šeimyna? Jūsų keli žodžiai. Justinui. Kalbėk, Artūrai. Noriu padėkoti už duotą galimybę čia dainuoti, tikrai man yra labai didelis žingsnis, nes aš labai neseniai pradėjau dainuoti. Pusę metų vaikas dainuoja, jeigu ką. Šaunuolis. Manau, kad tai yra labai geras startas, bravo. Ačiū visiems, gero tūso. Ačiū jums. Išlydėkim. Ačiū Dievui. Justinas išsaugo savo komandos narius. Aš nežinau, kaip jums seksis kitame etape, bet aš žinau, kad turbūt nėra nieko jautriau, negu kai tėvai gali su vaikais daryti kažką, ką būtų myli. Tai aš noriu, kad jūs toliau ir darytumėt, gerai? Bravo. Ačiū, Justinai. Šaunuolis. Aplodismentų Justinui Jaručiui. Tai yra nuostabus momentas. Pasaka, šaunuolis. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvių pasirodymus.